Sveiki, autentiška lyderystė. Šią akimirką esu College of the Art Singapūre ir čia yra institucija, kurioje gimsta daug gražių idėjų, kurios daro įtaką pasauliui per meną, muziką ir kitus elementus. Ir natūraliai kiekvienas iš mūsų taip pat esame turėję tų idėjų, kurias norėtumėm įgyvendinti. Ir kai sugalvoji tą idėją, toksai jausmas būna, tarsi plėtiesi, atsiranda daugiau vaizdų, gražių, skirtingų formų, įkvepiančių, pakeliančių motyvaciją ir panašiai. Tačiau tam tikrą akimirką išlenda kritikas. Vat štai šitas mažas žodelis ir jisai pradeda šnekėti tenais. Sako, nesąmonė, ką čia sumastėjai ir taip toliau. Ir tada vietoj to, kad žmogus plėstusi, jis pradeda trauktis. Tai kas yra svarbu atpažinti būtent šitą vidinį kritiką. Ir viena iš metodikų yra pastebėti save tiesiog savaitę ir pabandyti užrašyti, užfiksuoti tas žodžius, frazes, kuriuos sako būtent vidinis kritikas. Tada užrašius, turint tą sąrašą, tiesiog garsiai perskaityti savo ir įsisąmoninti, kad tai yra ne vidiniai žodžiai, bet tai yra vidinio kritiko. Ir po to tą lapą, aišku, išmesti, suglamžyti ar dar kažką taip pat daryti su juo negero. Taigi, smagių idėjų linkiu ir to jausmo plėtimosi. Autentiška lyderystė.